Leonidai, aš čia. Eikš pas mane. Labas, Leonidai. Dėl tavo kavalierius tavęs ieško. Gaulė? Aha. Koks jis man kavalierius? Oi. Ar jis turi kokį nors gyvenimo tikslą? Neturi. Ir jis yra nerimtas ir tikriausiai nepatikimas. Gaulė. Inspektorius Gaulė. Panelė Varputytė, pažeidėte eismo taisyklės. Privalote nedelsdama vykti su manim į naktinį klubą. Niekur aš su tavim neisiu. Klubą ne, į teatrą ne, į gamtą irgi ne. Tai ko jai reikia? Vyro jai reikia normalaus. Aš ne vyras? Tu, dieve mano, koks tu vyras? Levinai, ar tu baigsi čia dejuot? Tai sutik žmogui galvą skauda. Nu ir kas? Tegul naktį mažiau knygų skaito. Va, Levinai, kupstui tai niekad galvos neskauda, ar neteisutį? Taip. Pala, ką tu čia dabar pasakei? Nieko. Levinai, kas ten tau su ta galva? Čia nuo oro. Aš labai jautrus oro permainoms. Pas mane labai siaura mikroklimato komforto Gerai, zona. užteks tu ir man pradės galvas skaudėti. Nagi, goblinai, kylam. Metas jūs žmonėms parodyti. O tu ko čia dabar, Levinai, įsidrėbė kaip šventasis, a? Man tiesiog galva skauda. Šventam Jurgiui irgi skaudėjo. Jis rūpesčių turėjo. Lietuva, Birutė, Slibina, tuva. Kas čia jokingo? Nu, tai ką jūs dabar pasakėt? Dėl tavęs stengiausi kaupstai. Nagi, prie darbo visi greitai. Birutė? Maksai! Sveikas! Ką tu čia darai? Klube tablečių padauginai. Ne, kepenys truputį padidėjo, tai atsiguliu užsikėlė. Visokį mėšlariai, kur tau nepadidės. Ko čia tave gyda, parodyk? Aspirinas. Ne, Gaulė, čia kur kas brangiau. Nori filmukų pažiūrėti? Pavašinsiu. Tau gal galvoj negerai? Kokio velnio tu čia šitą pasiėmė? Čia bet koks gydytojas už to pareiš. Klausyk, Maksai, tavo gydytoja Varputytė? Gal jauna tokia. Vyro jai reikia normalaus. Aš ne vyras? Tu, dieve mano, koks tu vyras? Noriu paslaugėlės paprašyti. Gali ant jos užvažiuoti? Kam? Reikia. Tu užvažiuosi, tada aš ateisiu, ant tavęs pavarysiu, o tu jos atsiprašysi, aišku? Neduoda? Maksai, gal man tavo filmukus į tuliką iš... Ne, viskas stiliu. Bet aš jai dar už subinės grįžtelsiu, kad užtikrinčiau būtų. Ne už subinės, Maksai, o už sėdmeninio raumens. Sveik. Viskas, Petrauskai. Ir daugiau pats nesikirpk. Kitas. Kuo skundžiatės? Daktarė, pas mane atsitiko didelė nelaimė. Vienu žodžiu, va. Kas čia? Mane įsiurbė. Kaip įsiurbė? Matote, aš dirbu buitinių prekių parduotuviai ir testavau siurblį ir va. Tai ką, parduotuviai nebuvo daugiau ką siurbt? Ar čia pati purviniausia vieta buvo? Čia ne purviniausia vieta. Tiesiog mano bendradarbiai pasakė, kad tokiu būdu galima pasididinti, nu, tą. Ir aš įkišau, o ištraukt man niekaip, va. Vadinasi, tikrai padidėjo, jeigu negalit ištraukti. Gerai, ateikit čia. O kodėl tu pas mus atvažiavai? Taigi reikėjo gelbėtojus iškviest, būtų žarną perpjovę ir viskas. Ką jūs, daktarė, nieko pjaustyt negalima? Man dar šitą siurblį šiai parduoti reikės. Jo kaina yra kaip pusė mano algos. Ar padėsit? Oi, tu pavarai. Net nežinau. Klausykit, daktarė, jeigu jūs man padėsit, aš jums padarysiu didžiausią nuolaidą mūsų parduotuvėje. Va bet kam, bet ką norit, rinkitės. Va ko jums reikia? Jūs fenų turit? Aš žmonai seniai žadėjau padovanot. Pas mus 20 rūšių fenų, bet kurį imkit. Bet tu jų netestavai? Ne, nu ką jūs, daktarė? O ką žinau, ko tau ten bendradarbiai bus prikalbėję? Daktarė, jūs tik padėkit man. O, nu gerai, palauk, tu ateisi. Kelkis, Levinai.
Greičiau, kelkis. Keliuos, man jau geriau. Ne, nieko čia man negeriau. Reikia kavos išgerti. O, aspirinas dar geriau. Ne, vienos man neužteks. Keista, kažkoks šalutinis poveikis. Bet galvosiu, nebeskauda. Užteks kankinį vaidinti. Eik dirbti, šventasis Leonidai. Daktarė Rimantai, kur jūs? Aš ateinu. Kai bus tyrimų rezultatai, aš jums pranešiu. Daktarė, jūs Jonauskas iš 8 palatos kviečia. Palaukit, aš to grįšiu. Kas juokingai atrodo? Ne, kupstai. Tai iš manęs juokitės. Ne, iš tavęs, iš vieno paciento, betgi žinai, negaliu tretiems asmenims išduoti informacijos apie pacientą. Vadinasi, iš manęs tikrai. Ne, nu gerai papasakosiu, kupstai. Atėjo pas mane toksai pacientas, toks tvarkingas, gražutis, mažutis. Sakau, ko skundžiatės? Sako, tuoj parodysiu. Lėtai taip nusirengė, susideda daiktus ant kušėtės ir sako, mano viena sėklidė aukščiau kitos. Sakau, ir ką? Sako, prastai atrodo. Sakau, tai čia ne pas mane, nueikit pas chirurgą, nupjaus ir viskas bus gerai. Greitai apsirengė ir išbėgė. O tai kaip nupjaus? Skalpeliu, kupstai, skalpeliu. Ką, nejuokinga? Juokinga, bet tai kam pjaut? Nu, kad dėl simetrijos, kad pedantas patenkintas būtų. O tai čia nieko, jeigu viena aukščiau, kita žemiau? Nu, jeigu nesi toks estetas, tai žinoma nieko. Bet, pala, kupstai, kad taip sunerimai. Ar tik pas tave? Ne. Man tai netrukdo. Šventasis, jis niekur nedings. Aš šventasis. Taigi. Kvietėt, jums tikriausiai kažką skauda. Ne. Tiesiog norėjau dar kartą daug pabugus pasižiūrėti. Jonauskai, kaip jūs drįstat? Atsipalaiduok, mažulė. Kokia aš dar tau mažulė? Faina. Klausyk, jeigu jūs galvojat, kad čia yra komplimentas, tai jums nepavyko. Aš visą laiką pamatuok man temperatūrą. Kaip jūs drįstat? Pakartot, pupa. Žinai ką? Tu debilas! Daktarė Levinai, Aš šventasis. Birutė, ką čia veiki? Tavęs gaulė ieško. O papa, tu verki? Tas pacientas iš tos. Neverk, Birutė. Ne visus mes galim išgelbėti. Koks išgelbėti? Jis iš papračio man visokių šlykštybių prikalbėjo, paskui dar ir už užpakalio pakrebė. Už užpakalio? Kas toks? Tas Jonauskas iš 8. Taip. Kuris iš jūsų Jonauskas? Aš. Palaikyk. Ir atsimink dar kartą, nors pirštų Birutę paliesi, užmūčiau. Užteks kankinį vaidinti, šventasis Leonidai. Labą dieną, daktarė Levinai. Kas čia
vyksta? Nu, Jučiai, ruoškis, gelbėsim be laisvį. Gerai, daktarė, bet labai į tualetą noriu. Tu su savo vamzdžiu vos į tualetą telpi. Reikėjo trumpesnį prisijungti. Taip, šito modelio vamzdis yra ilgiausias. Tai reikėjo kitą modelį testuoti. Bet šitas modelis yra galingiausias. Galingiausias. Tu savo galingumą padidink, nes mes čia iki vakaro stovėsim. A, tuoj, va. O, daktarė. Va ir viskas. Ir visi laimingi. Tai sakai, kad tau jį reikės parduoti. Nu jo. Alio? Taip? Ne, viskas gerai, brangioji. Nereikia čia važiuoti. Ką? Daktarė, mano žmona jau čia. Jei turbūt bendradarbiai papasakojo, kur aš. Klausykit, daktarė, gelbėkit. Jeigu jinai tai pamatys, jinai nesupras. Tai aišku nesupras. Tu juk jai buvai neištikimas su dulkių siurbliu. Net aš žinok tavęs nesuprantu. Daktarė, maldauju, padėkit. Gerai, einam. Tik savo meilužę paslėpk. Birutė, tu čia? Ne, Gaulė, čia aš. Ką tu čia darai? Gaulė, libryčiau, čia naisnis aš vienas neišlaikysiu. Ko tu neišlaikysi? Lūbų, kad tu nematai, kad čia viskas krenta. Levinai, tu šituos gėriai? Gėriau, bet Gaulė, tai nebesvarbu, kvies pagalbą. Kiek išgėriai, Levinai? 2, o ką? Velnes! Velnes. Levinai, šok nuo spintos, Naudžiūnas ateis, šakės bus. Eik nuo manęs, nelabasis. Tave ir velka. Levinai! Levinai, palauk! Suprantat, darbe jūsų vyrą ištiko šlapimo pūslės akmenligės priepuolis. Tai dabar mes naudodamiesi naujausiomis medicinos technologijomis bandome ištraukti per šlaplę iš šlapimo pūslės tą akmenį oro traukos arba kitaip tariant dulkių siurblio metodu. Dulkių siurblio. Taip, tik tai tas siurblys dulkių siurbia dulkės, o šitas siurbia akmenį. O tai čia nepavojinga? Ne, baikit. Nu, kokią savaitę turėsit susilaikyti nuo lytinių santykių. Čia menkiniekis. Nu, mielasis, tai kaip tu? Neskauda, ne? Gal jau eikim, nes suprantat, čia turi būti viskas sterilu. Čia naujausios technologijos. Velnes, ten velnes, gelbėkit velnes. Levinai, sustok! Slėpkitės, velnes, turi pistoletą. Levinai, palauk, sakau! Levinai! Atsiprašau. Nesupratau. Kas čia? Čia aparatas. Akmensiurbis. Akmensiurbis. Ir kaip jisai veikia, tikiuosi, ne taip, kaip atrodo. Jis šitą išlapimo pūslės akmenys siurbia. O, pats sugalvojot? Ne, daktaras Kupstas. Kupstas. Kaip aš iškart nesupratau. Nu, o dabar šitą visą nesąmonę įgauna prasmę. Gaila, kad tik ne pats susigaudžiau. Kupstas. Nagi, pasakokit dabar, kaip čia viskas buvo. Aš dirbu buitinės prekių parduotuviai. Levinai, nusiramink, čia aš Gaulė. Tu mane pažįsti? Ne, tu ne Gaulė, tu velnias. Gerai. Nu? Parodyk akis. Oi, tave veža. Kas čia? Arbata su citrina, gerk. Gerk, Levinai, gerk. Ne, Gaulė, atrišk mane, aš daugiau negaliu. Gaulė? Gaulė, kas aš? Paleisk mane, Gaulė! Gaulė, aš Gaulė teisingai, Levinai. Baisu, Gaulė, aš buvau apsvaigęs nuo stipriausių preparatų. Aha, ir šitą pasimk, nes tavo sielą pasiglemšiu. Eik šikt, Gaulė.
tikrai atsigavai. Va, turiu kremo, turiu vazelino. Kupstai. Frankensteinė tu mano išradėjau. Nerealus aparatas, kaip tu jį pavadinai? Akmensiurbė? Genialu. Tai aš ir pats savim didžiuojuosi. Tai gal aš jau ir eisiu. Lauksiu rytoj jūsų parduotuvėje ir jūsų. Galit nieko nesakyt, šiandien būdžiu. Už ką, Kupstai? Taigi žmogui padėjai. Tik aš neįsivaizduoju, ką jis tau pažadėjo, kad privertė tavo paraloninės smegenys taiga taip dirbti. Feną su 50% nuolaida. Kietai. O jūs ko užsiprašėt? Televizoriaus. Va tokio. Ledinio. Blemba! Va, kur tu, Birutė, visą dieną tavęs ieškau. Tau kas nors atsitiko? Nieko. Kaip tai nieko, tave kažkas nuskriaudė? Tu ko, tu man nesakei? Tau. Nu taip, taigi aš vyras. Tas pacientas, jam iš vis tik tai senas galas, tai rūpė, aš net į palatą bijau užeiti. Tai ką, jis prie tavęs lindo? Einam, Birutė, su tokiais trumpa kalba. Klausyk, Alvydai, gal nereikia? Koks nereikia? Tu ką, čia visą dieną stovėsi? Einam, einam. Kupstai. Lemba, tas Boba Poplavskis jau visiems išpliurpė. Ką išpirkė? Ką, apie tą? Ką apie tą? Kad drambliukas ieško mamos? Koks drambliukas? Kokios mamos? Ką čia apsimetė, Julytė, kad nieko nesupranti? Apie mano fizinę negalę, taigi pati rodė man į klyną. Na gerai, jeigu tau čia taip gerai ir tu nori vėdintis, aš nieko nesakau, aš tik pasakiau, užsisek. Ką užsisek? O apie kokią tu čia negalę kalbėjai? Toks jaunas ir jau problemų turi? Neturiu aš jokių problemų. Reikės paklausti Viktoro Hugo. Nereikia nieko klausti. Bet čia yra nieko tokio. Nieko tokio, tai nieko tokio. Šitas? Ką, bičias, problemų per mažai? Asilėtų, kas čia per bairį? Kaip mes susitarėm? Aš užvažiuoju ant juos, tu ateini ant manęs, pavarai ir viskas. Atvarė kažkoks bežionė, kalė mane akį. Tai jūs susitarę? Ne, ta prasme, aš tik norėjau, kad jis... Kad jis mane pagrabinėtų, taip? Žinai ką, tu esi tikras šunsnukis. Be to... Duok vaistų nuo galvos, Kaulė. Aspirino? Tuoj aš tau tokio aspirino duosiu. Galvą skauda, vaistų duok. Pranciška, aš jau aną kartą pačiam sakiau, gana vaidinti teatre. Nu, 75 amžius. O kas senukus vaidins? Netgi tie sargliai 50-mečiai. Bent jau rinktumėtės antraplanius vaidmenis, o dabar vis karaliai, kardinolai. O man antraplanių niekas niekada nesiūlė. O, Pranciškau, leiskit supažindinti, čia vienas iš mūsų silpnapročių. Bet taigi manim buvo praėję. Prakeikti narkotikai, velnias šventasis, dabar dar kardinolas. Levinai, kas tau? Ne, jūsų nėra. Jūs esate tik haliucinacija. Daugiau nevartosiu, Dieve mano, daugiau niekada nevartosiu narkotikų. Taigi aš ir sakau, kad jaunimas dabar per daug nervingas. Pamatytų tikrą popiežių, gal apsiramintų? Levinai, kai atsipeikėsi, užeisi pas mane pasiaiškinti, supratai, velniukštė?